toks įrašas ne apie techniką, bet manau aktualus ir nedažnai jūs jį man užklausėt, bet ir neretas klausimas. Dviratis tai dviratė, raumenų jėga varoma transporto priemonė, turinti rėmą, du ratus, vairą, balnelį ir pedalus pavarai perduoti. Tai ekologiškas ir ekonomiškas susisiekimo, sporto, laisvalaikio bei turizmo įrankis, kurio esminiai elementai du ratai, rėmas, raumenų jėga. Transporto priemonė. Elementaru. Transporto priemonės, pirkimo pardavimo sutartis. Visi tie dokumentai, pirkimo, kvitai, dviračio pasas, kurį jums ten išduoda, išrašo kažkoks pardavėjas parduotuviai ir po to su tuo dviračio pasu neva tai perki dviratį, kuris nevogtas, o tai juos nukopijuoti labai jau sudėtinga. Iš esmės, teisiškai tas pardavimo dokumentas, kvitas ir panašiai nėra joks dokumentas įtvirtinantis ar įrodantis jūsų būtent kaip trečio ar ketvirto savininko pirkėjo teisės. Tai dokumentas nurodantis, kad kažkoks ten Petras Petrauskas, vardenis, pavardenis buvo šio dabar jums, net nepriklausančio, pas jūs esančio dviračio pirkėjas. Pirkimo pardavimo sutartis yra dokumentas. Ir joje nurodai pardavėjas, asmens kodas, vardas pavardė, pirkėjas, asmens kodas, vardas pavardė, elektroninio pašto adresas, pirkėjo pardavėjo adresas. Šitų dalykų, kurie yra priklausomi, kurie priklauso automobiliui, nepildom, užbraukom, ridą galim, tarkim, nurodyti. Valstybinių registracijos numerių nėra, bet kartais gali būti ten ant kokio elektrinio dviračio, kur galingumas didesnis ir panašiai. Nurodom. Atpažinties identifikavimo numeris. Rėmų serijinį numerį tiesiog įrašom. Ir dabar tie veikėjai, kurie nesibodit pirkti vogtus dviračius, o dar neretai patys parduoda tokius dviračius, galit parašyti komentarą, kad čia yra popiergalis ir nieko neįrodo. Nemačiau aš nei vieno pardavėjo, pas kurį atėjus pirkti naudotą dviratį ir paprašius, pasirašyk man žmogau, kad tu parduodi man šitą dviratį. Paimk savo pasą ir man parodyk, kad tai yra tavo duomenys. Vat nei vieno pardavėjo aš nemačiau, kad būtų sutikęs, žinodamas, kad to dviračio praeitis yra tamsi. Vat nei vieno. O tas pardavėjas, kuris 100% įsitikinęs dviračio kilme, iš kur jisai jį gavo, kada pirko ir panašiai, tai jisai su mielu noru pasirašys, kokiu aš tik negirdėjau pasiteisinimų. O kam čia man reikia? O tai tu su mano tais duomenimis gal kažką tai norėsi veikti? Bet tai pala. O automobilį, kai parduodi, tau tokių pačių klausimų nekyla. Ramiai viską pasirašai. Tai kodėl šiuo atveju turėtų būti kažkokių klausimų? Elementaru. Atsispaudini iš regitra.lt puslapio formą ir su šita forma keliauji pas pardavėją. Pradeda minkytis, viskas aišku. Yra buvę atveju, kada ateina pirkėjas apžiūrėti dviratį, kartu su mechaniku, netgi su kažkokiu ten bičiuliu, kuris gaudosi dviračiuose, patikrina, padaro šiokią tokią diagnostiką, jo gerai,
net nepaklausė, iš kur tas dviratis, kokia jo kilmė, imam, kaina gera ir imam. Va tiek žmonių tokių. O dar linksmiau atrodo visi tie skelbimai socialiniuose tinkluose. Pavogė mano dviratį, padėkit surasti. Ir matosi dviratis kažkoks tai iš užsienio parvežtas ten, nes tokių mūsųse parduotuvėse nebūdavo, ten brandas koks nors ypatingas, žinai, ten, tarkim, kažkokie White, ne? Parduodami Norvegijoje, Švedijoje yra tam tikras parduotuvių tinklas sporto prekių ir jie turi savo brandą, jie pagal savo brandą parduoda tos dviračius ir tų dviračių pardavimo Lietuvoje nėra ir Europoje yra tik ten kelios šalis - Austrija ir Švedija, Estai liktai. O tai tu, tas, iš kurio pavogė dviratį ir dabar skelbi, kad padėkit surasti, iš kur tavo dviratis. Tu turi kažkokį dokumentą? Tai greičiausiai ne. Už visus, aišku, nekalbu. Ir tai yra tema, kuris skaudi absoliučiai visiems, išskyrus tuos žmonės, kurie nesibodi prekiauti tokiais dviračiais, kuriems kaina yra svarbiausias dalykas, po to iš jų pačių dviratį būna pavogę. Tai nėra ko skūstis, pavogė ir pavogė. Tai iš kur tavo dviratis, iš kur tu jį turi? Jeigu pardavėjas turi pirkimo tos visus dokumentus, tai aišku tik pliusas, tai nėra kažkoks blogas dalykas. Bet, tarkim, atvejais yra pirkimo kvitas, ten dviračio pasas, kasos išrašas, ten kvitas, kasos tai gal ir ne, bet pavyzdžiui, kai kurie kvitai turi tam tikrus duomenys pirkėjo, tai gali būti ten vardas, pavardė arba sąskaita faktūra, tarkim, kur yra papildomi duomenys, tai gyvenamasis adresas ir panašiai. Tai jeigu jūs perkat dviratį ir patenka į jūsų rankas trečio asmens duomenys, tai man tai šioje vietoje kiltų klausimų. O kaip tada duomenų apsauga? Dėl ko aš užvedžiau šitą temą? Dėl to, kad neretai klausėt ir ten kaip pamatyti, ar dviratis nevogtas, gera kaina. Gera kaina, iškart įtarimas ir sutartėlė tokia pakišat, iškart matosi reakcija žmogaus. Man atrodo, šitoje vietoje nereikėtų čia kažkaip tai labai išsiplėsti. Pirkimo pardavimo sutartis, dviratis, transporto priemonė, atsispausdinut. Kai aš gyvenau Norvegijoje, pardaviau ne vieną naudotą dviratį, bet esmė tame, kad tam, kad aš jį parduočiau, net neretai, jeigu tai buvo pirkėjai norvegai, visada jie paklausdavo, iš kur dviratis ir tu man pasirašyk čia, kad tu man jį parduodi. Ir ten nesvarbu būdavo pirkimo pardavimo sutartis arba vieną Cannondale aš pardavinėjau, tai atsinešė atspausdintą skelbimą, kur aš dėjau skelbiu analogas Norvegijoje fin.no. Tai atsinešė atspausdintą skelbimą, man įteikė, sako, tu man pasirašyk savo vardą, pavardę, asmens kodą ir parašą, kad tu pagal šitą skelbimą man parduodi dviratį. Ir tada jisai garantuotas, galima sakyti, kad jisai neperka kažkokio vogto. Tas skelbimas jau niekur nedingsta, nes jisai jam ant rankų atspausdintas ir jeigu jį sustabdys pareigūnas, o Norvegijoje taip atsitinka, ypač didžiuosiuose miestuose, Osle tai tikrai taip atsitinka, esu matęs, tai turi pirkimo pardavimo sutartį ar kažkokį tai blanką, šitas žmogus ir policija iš tavęs negali netgi to dviračio atimti. O kitu atveju, jeigu buvęs savininkas iš tavęs pas tave pamato savo dviratį, tai tu gali dar gauti dūdą, aš manau.
Ir jeigu turi tokį pasirašytą pirkimo pardavimo sutartį, aktą ar ten skelbimą, dar nesvarbu, ir kilo įtarimų dėl tavo turimo dviračio, pavyzdžiui, žmogus kreipiasi į tave, kad neva tai čia jo dviratis, tu sakai, gerai, tarkim, kviečiam policiją, va, aš turiu pasirašytus kažkokius tai dokumentus, papirėlius ir tu negali paimti taip va gatvėj ir atimti to dviračio, nes aš taip manau, o tu taip manai. Bet jeigu jūs nieko neturit, nežinot dviračio istorijos, tai yra va tekę praeitą vasarą vienam klientui dviratį taip grąžinti. Tiesiog pamačiau gatvėje kliento dviratį, paskambinau klientui, sakau, klausyk, bičiuli, mačiau tavo dviratį, lekiam žiūrėt, tai nenorėjo tas žmogus policijos laukti, nei laukti, nei su jie bendrauti, tai kadangi mes buvom dviese vyrai, ten ilgai nesimuistė jisai, tiesiog atidavė, nes jis neturėjo variantų. Ir istorijos jis to dviračio nežinojo, pradėjo skiesti ten apie kažkokį Facebook Marketplace, kad jis ten nusipirko iš kažko, tai nesvarbu, visai nesvarbu. Tai kreipkis į tą pardavėją.